Žurnalas Savaitė. Viskas, kas svarbu, įdomu ir naudinga. Paulinė premium skalbikliai ir minkštikliai. Apsigaubk aromatu, kuris įkvepia. Sveiki, čia laida Noriu dirbti. Šiandieną prisipažinsiu, man pirmoji tema labai aktuali. Dažnai ginčijuosi su draugais, kas geriau individuali veikla ar MB, apie OB aš iš vis negalvojau. Ir čia yra toksai mitas, kad jauniems žmonėms įsteigti įmonę yra labai sudėtinga, nes nežino, kaip tenai vinguriuoti tarp tų visų mokesčių. Todėl nusprendėme mūsų komandą šiandieną viską išsiaiškinti ir paneigti šį mitą. Iš pradžių viskas buvo paprasta. Žmogus moka daryti kažką geriau už kitus, taiso batus, kala stogą, kepa duoną ir tiesiog pradeda tai daryti. Tai buvo pirmoji įmonės forma. Dar be pavadinimo žmogus ir jo darbas. Iš esmės tai, ką šiandien vadiname individualia veikla. Vėliau žmonės suprato, kad vienam dirbti gerai, bet drauge galima daugiau. Taip atsirado bendrijos. Keli meistrai susidėdavo įrankius, turimus pinigus ir dalindavosi užsakymais. Tai buvo pirmoji oficiali mintis, kad verslas gali būti bendras. Iš šios logikos galiausiai išaugo šiuolaikinė mažoji bendrija. O tada, kai verslai pradėjo augti, atsirado poreikis aiškiau atskirti žmogų nuo jo verslo. Kad jei nepasiseks, neprarastum visko. Taip gimė uždaroji akcinė bendrovė. Įmonė jau turi savo turtą, savo atsakomybę, savo gyvenimą, o savininkai rizikuoja tik tuo, ką įnešė. Tai suteikia verslams daugiau drąsos, galima imtis didelių projektų, samdyti žmonės, investuoti. Iš esmės tai istorija apie augimą nuo vieno žmogaus amatų iki struktūros, kuri leidžia idėjai tapti tikrų verslu. Pristatome šio mito herojų. Kristina Martinėnaitė, buhalterinių paslaugų įmonės Finum įkūrėja. Be plano, rinkos analizės, tinkamos finansinės apskaitos ir teisinio pasiruošimo ambicija gali virsti problemomis. Dažniausiai klaidos, neįvertinti kaštai, prasta rinkos analizė, pernelyg optimistiški pardavimai ir teisiniai nesklandumai. Tačiau iš tiesų, ar viskas yra taip sudėtinga? Pradėkime nuo paprasto verslo. Pavyzdžiui, kepu bandeles. Man labiau tinka individuali veikla ar MB? Matai, Rosita, labai skirtingai. Kepu bandeles, vienas savo namuose ar kažkokioj tai kepiklėliai. Mano tai yra galbūt netgi nepagrindinė veikla yra. Tai tikrai rekomenduočiau atsidaryti individualią veiklą. Individuali veikla atidaroma labai paprastai. Mano VMI sistemoje užpildžiau formą, atidariau, vykdau veiklą, galbūt po metų uždarau, mokesčius susimoku, ta prasme pasiskaičiuoti per gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją labai paprasta. Sąnaudų nerenku, tarkim 30%, susiskaičiuoja, man nereikia finansininko, buhalterio išmanančio, man viskas palengvintai tikrai puiku. Bet jeigu tai jau perauga į didesnį verslą, tai reikalinga produktai, patalpos, darbuotojai, ypatingai, kur jau susidaro sąnaudos, mums reikia sekti, galbūt tų sąnaudų yra jau daugiau negu 30%. Tai ir pagrindinis aspektas yra pajamos. Jeigu tavo pajamos jau viršyje, sakyčiau, kad riba kitais metais 34 000, tai jau vertėtų žiūrėti ir į mažąją bendriją. Mažoji bendrija yra patogesnė verslo forma, saugesnė, sakyčiau, kad jinai yra juridinis asmuo ir neatsako savo turtu. Kaip individuali veikla atsakai savo turtu, o juridinis vienetas įmonė, mažoji bendrija, atsako įmonės turtu. Bet, Kristina, šitoje vietoje aš domėjausi, man buvo labai įdomu. Pavyzdžiui, individualią veiklą, jeigu aš matau, kad aš neturiu kažkokių projektų ar ne pusę metų į priekį, aš paėmiau, parašiau į mokesčių inspekciją, aš savo ramia širdim uždariau savo tą individualią veiklą, kažkur gavau darbą, kaip sakant, tą vadinamą etatą ir išėjau. Su MB taip nepadarysi, taip nėra paprasta. MB taip pat yra galimybė stabdyti veiklą, ją užšaldyti. Iki 5 metų galima teikti pranešimą mokesčių inspekcijai ir sustabdyti veiklą. Tai tuomet
reikia tik tai teikti metinės finansinės ataskaitas, finansinę atskaitomybę pateikti registrų centrui ir mokesčių inspekcijai. Ir viskas. Bet vis tiek tai yra šiek tiek sudėtingiau viskas. Todėl, kad, pavyzdžiui, individuali veikla, jeigu tu nesi PVM mokėtojas, ar ne, individuali veikla tiesiog dirbi, sąskaitos, gegužės 1 tu deklaruoji, tau netgi parašo, kiek ten reikia susimokėti ir ramu. Jeigu yra MB, privalai kiekvieną mėnesį teikti ataskaitas, reiškia jau turėti buhalterį. Taip, jeigu esi PVM mokėtojas, tuomet jau atsiranda daugiau rūpesčių ir ISAF registrai, ir PVM deklaracijos, tuomet patogiau, žinoma, pačiam visko nepriepsi ir nesužinosi tų mokesčių vingrybių, tai tuomet finansininkas, buhalteris jau paims už rankos ir ves per mokesčių labirintus. Finum įmonė sėkmingai veikia jau 20 mečius. Stabiliai, atsakingai ir augdama kartu su savo klientais. Per šį laiką įrodė, kad patikimumas nėra tik žodis. Finum patirtis ir nuoseklus darbas tapo pagrindinė priežastimi, kodėl klientai renkasi su pasitikėjimu. Tai jeigu mes kalbame, pavyzdžiui, apie nedarbingumo išmoką, ar ne? Individuali veikla gauna, o MB negauna? Susirgo. Taip, jeigu nemoki VSD įmokų, tai biuletenį ir negauni, logiška. Nieko nesumokėjau, nieko negausiu. Tai supratau, tai reiškia individualiai veiklai tai yra privalomas mokestis, MB tai nėra privalomas mokestis. Taip, jeigu neįsiimi pajamų asmeniniam poreikiam tenkinti, VSD įmokų nemoki. Individualioj veikloj VSD ir PSD įmokas moki nuo pajamų. Nuo 2026 metų keičiasi pajamų apmokestinimo tvarka ir GPM tarifas priklausys nuo metinių pajamų. Ir tada suprantu, kad šitoje vietoje, Kristina, ir yra svarbiausia ta suma, kurią tu uždirbi. Iš vienos pusės taip ir ne, nes į bendrą katilą dedasi autoriniai atlyginimai, individuali veikla, individualios veiklos pajamos, atlyginimas, nuomos pajamos, civilinių paslaugų pajamos. Ir tada apsimokestina, skaičiuojasi bazė ir apsimokestina mokesčiais. Tačiau mažoji bendrijai dividendai į tą bendrą katilą neįeina. Tai reiškia, kad dividendai visą laiką apmokestinami 15%. 15. Tai aš individualioje veikloje mokėsiu, jeigu pasiektum kiek ten, virš 80 tūkstančių, ar ne? Tai jau 20%. 20% jau mokėtum. Mažoji bendrijai dar yra veiklos išlaidų, kurias galima įtraukti į atskaitą. Tai ir komandiruotės, ir dienpinigiai, ir išlaidos kūras, biuras, kanceliarinės ir kompiuteriai. Bet individualioje veikloje PVM, jeigu tu esi, gali tą patį daryti, Gali tą patį daryti, tik tai dienpinigių nėra galimybės. Čia šiek tiek tokių kitokių dalykų. Ir dar, jei skirtumas, žinai, kur individualioje veikloje partnerių nepaimsi, o mažoji bendrijoje, jeigu tavo verslo reikalinga daugiau partnerių, tai galima iki 10 fizinių asmenų pritraukti į verslą. Tai bus kaip partneriai, kurie steigėjai dalysis ir pelną lygiomis dalimis. Arba savo steigimo įnašais prisidės prie veiklos. Gerai, tai kodėl tada ne OAB? Uždarosios akcinės bendrovės pagrindinis skirtumas nuo MB, jog gali pritraukti investuotojų. Gali parduoti savo akcijas, pritraukti investuotojus kitas įmonės, ko negali mažoji bendrija. Bet plakto, tai kuo skiriasi, Kristina? Aš bandau dabar suprasti. Mažoji bendrija gali būti tų vadinamų steigėjų 10, ar ne? Taip. Tai čia ne tas pats, kas UAB investuotojai. UAB yra akcininkai, jie panašiai, labai panašiai, tik tai, kad akcininkai gali būti ir įmonės. Kitos įmonės. O MB gali būti tik fizinis asmuo. Įsitraukimas į verslą yra paprastesnis. Ir pagrindinis skirtumas yra, kad gali nedirbti pagal darbo sutartį. UAB tik įsteigus turi bent jau direktorius dirbti. Sudaryti darbo sutartį ir dirbti direktorius. Tai reiškia, kad jau skaičiuoti atlyginimą, mokėti sodrą, GPM, išmokant jam atlyginimą. Mažoji bendrijoje
nereikia nieko įdarbinti. Neturi būti direktorius? Neturi būti. O kodėl man atrodo, kad aš skaičiau, kad mažoje bendrijoje turi būti direktorius? Jisai pagal verslo formą yra privalomas direktorius, jis ir steigėjas ir direktorius. Taip. Gali būti, arba gali būti samdoma darbuotoja, kita. Bet nebūtina. Bet nebūtina. Jis Aha. tiesiog kaip jau steigėjas, jis tampa direktorium. Taip. Tai, ką jūs išgirdote, galima suprasti, kad mitas tikrai paneigtas. O jeigu jums reikia konsultacijos ir pradėti verslą, Kristina mielai padės. Konsultacija pas mus nemokama, Rosita. Mūsų puslapyje yra Jūs užsiemate kažkokia gerąją veiklą. Rimtai nemokama konsultacija? Rimtai nemokama pusvalandžio konsultacija, prieinama visiems. Tai jeigu tik tai yra laiku, registruojasi, man būna liūdna, kai žmonės užsiregistruoja ir neateina. Tai tuomet... Tai jūs padedat tą visą kelią pirminį sudėlioti, ar ne, kaip psichologas, Kristina, atsisėdat su klientu savo, išgirstat, ką norės daryti, ką norės veikti, tada pasakot, kuri veikla labiausiai tinka, ar ne, o paskui jau prasideda procesas. Taip, tikrai, kaip psichologas išklausau, padrasinu, nukreipiu, kur gal kartais būna ir pavadinimą kartu sugalvojam, tai čia toks atrodo kūrybiškas procesas prasideda. Ir man labai smagu tos įmonės matyti, kaip žmonės turi idėją, viziją ir galbūt nedrąsus ar apskritai, kai kurie net konsultuojasi, gal iš vis jam net nepradėti verslą, bet konsultacijos metu gimsta tokių idėjų, kad jis galvoja po to, greičiau, gal greičiau atidarom ir PVM iškart reikia ir čia galima ir tą, ir veiklą vykdyti, gal ir užsienį plėstis. Tai tikrai gražu žiūrėti, kai verslai pradėjo nuo mažo žingsnio, nuo ten 1000 eurų per metus pajamų išauga į milijoninius verslus. Čia laida Nori dirbti. Mes griauname įvairiausius mitus apie profesijas. Pakalbėkime apie barmeno profesiją. Dažnai jie renkasi jauni žmonės, studijuojantis, tam, kad galėtų užsidirbti šiek tiek pinigėlio ir neprašyti iš savo tėvų. Bet tada išlenda mitas, jog barmeno specialybė yra be ateities. Ar tikrai? Viskas prasidėjo dar senovės Mesopotamijoje, kur žmonės pirmiausiai atrado, kad grūdai gali pavirsti alumi, o vynuogės vynu. Bet pirmieji barmenai nebuvo tik gėrimų pilstytojai. Tose užeigose jie ir kepdavo, ir virdavo, ir patys patiekdavo maistą. Tai buvo viskas viename – virėjas, aptarnaujantis personalas ir socialinis moderatorius. Viduramžiais Europoje karčiamos ir aludės tapo keliauninkų namais. Juose stovėjo žmogus, kuris pildavo kaušelį alaus, bet kartu šlakstė sriubą į dubenis, nešiojo troškinius, sūrį, duoną ir rūpinosi, kad kiekvienas pavargęs keleivis gautų ne tik gėrimą, bet ir sotų kąsnį. Nuo molinio ąsočio iki modernių barų meniu barmenas išliko tuo pačiu žmogumi, kuris stovi kitoje baro pusėje ir pasirūpina viskuo, ko reikia geram vakarui – ir gėrimu, ir maistu, ir gera nuotaika. Pristatome šio mito herojų. Sveiki, aš esu Aurimas Zimnickas, žemiausių kainų gastrobarų +++ vadovas. Visų pirma, pradėkime nuo to, kad jaunam žmogui, tik pradedančiam savo kelią darbo pasaulyje, svarbiausia yra stabilumas ir aiškumas. Lietuvoje veikia iniciatyva Baltoji banga, vienijanti įmonės, kurios laikosi atsakingo požiūrio į darbuotojus ir sąžiningo atlygio principų. Ir Baltosios bangos nariai įsipareigoja atlyginimus ir visus kitus mokesčius mokėti skaidriai. Tai reiškia, kad išmokant atlyginimus darbuotojai mes sumokam visus su tuo priklausančius mokesčius. Jeigu darbuotojai gauna arbatpinigius, mes taip pat sumokam visus mokesčius. Nuo arbatpinigių netgi? Nuo arbatpinigių taip pat. Nuo kada nuo arbatpinigių reikia mokėti mokesčius? Tokia yra Lietuvoje tvarka. Gerai, aš kažkur atsilikau kažkurie vietoje. Turbūt pro pirštus į tą žiūrima, bet jeigu esi Baltosios bangos narys, darai viską 100% skaidriai ir moki visus priklausančius ir net nebūtinai priklausančius mokesčius. Gastrobarų tinklas 3+ laikosi Baltosios bangos iniciatyvos. Tai šiuolaikiški, gyvos atmosferos gastrobarai Vilniuje ir Kaune, kuriuose dera geras maistas, aktyvus ritmas ir profesionali komanda. Čia dirba žmonės mėgstantis dinamiką, bendravimą ir aiškiai sudėliotą tvarką, o pats tinklas jau nekartą sulaukė įvertinimų už atsakingą veiklą ir pagarbę darbo kultūrą.
Pas mus dirba jauni darbuotojai, kurie nebūtinai supranta, kokia yra Svarbi, ar ne? kokia yra nauda iš mokamų valstybei mokesčių, bet mes visus darbuotojus, visus kandidatus šviečiam ir aiškinam, kad iš tavo sumokamų mokesčių tavo senelis gauna pensiją, iš tavo sumokamų mokesčių policininkai, gaisrininkai, gydytojai gauna atlyginimus. Sakom, kad iš tavo sumokėtų pinigų yra tiesiami, remontuojami keliai. Galų gale iš tavo sumokėtų mokesčių yra skiriamas fondas mūsų gynybai, kur tai yra be galo svarbu šiom dienom. Bet ar jaunimas klauso, pakalbėkime apie tą barmeno profesiją. Atrodo visiems, kad ta barmeno profesija, kol tu studijuoji, gal ir gerai čia. Šiek tiek pinigėlių užsidirbsi, bet perspektyvų kaip ir jokių nėra. Ar dar tebėra tas mitas galiojantis? Sakyčiau, kad ne. Tikrai yra pliusuose darbuotojų, kurie dirba ilgus metus ir kurie pradėjo pas mus nuo pačios pradinės startinės pozicijos, įsidarbino barmenų arba barmeno padėjėjų ir palaipsniui kilo, po to tapo turbūt barmenų, tada tapo administratorium, tada tapo galų gale baro vadovu. Tai gerai, tai aš noriu kažkaip suaktyvinti tuos jaunus žmonės, ar ne, kurie kartais sėdi tėvams ant sprando, studijuoja ir sėdi tėvams ant sprando, gyvena bendrabutyje, linksminasi, kad yra progų užsidirbti, kad nereikia visada skambinti mama, duok 10 eurų, kad yra progų gyventi savarankiškai savo gyvenimą ir galų gale, aš suprantu, jeigu mokami visi yra mokesčiai ir tą darbo stažą jau pradėti anksti. Taip, darbo stažas yra naudingas daugelio atveju. Visų pirma, jeigu tu apsirgsi, gausi ligos išmoką, jeigu tu išeisi atostogų, tu gausi atostoginius. Ir atostoginius mokat? Aišku, mokam. O jeigu tu galų gale sukursi šeimą, norėsi įsigyti būstą, tai nuo tavo oficialių pajamų bankas suteiks tau kreditą. Jeigu tu atlyginimą gaudavai neskaidriai, bankas turbūt su tavim net nebesusitiks. Manau, kad neblogi atlyginimai. Tikrai gali jaunas žmogus užsidirbti daugiau negu 1000 eurų per mėnesį. Į rankas. Ne ant popieriaus, į rankas. Taip, mes esam baisiai lankstus. Kiekvieno baro vadovas stengiasi prisitaikyti prie to jauno žmogaus poreikių ir išdėstyti grafiką taip, kad jis galėtų nepraleisti paskaitų, eiti į paskaitas ir tuo pačiu dirbti pas mus. Čia atėjo laikas laužyti mitą, kad dirbant barmenu nėra jokių perspektyvų. Ši profesija gali būti stiprus tramplinas į augimą, nuo pirmųjų žingsnių už baro iki baro vadovo, renginių organizavimo ar net rinkodaros projektų. Tai darbas, kuriame mokaisi greitai, bendrauji daug, tampi atsakingas ir kūrybiškas. O ten, kur yra augimas, visada yra ir perspektyva. Ieško darbo, ne? Ir pamatė mūsų laidą. Taip. Ir sako, tobulą, aš noriu tenai. Tai nuo ko reikėtų pradėti? Ar reikėtų tik tai atnešti savo sėdynę, ar reikėtų kokį CV dar pradžio išpildyti? Kažkaip CV yra praeities dalykas. Anksčiau žmonės rašydavo CV, dabar įprastai neberašo. Ja. Dabar susisiekia žmonės su baro vadovu privačia žinute arba mes turim QR kodus, nusiskanavus QR kodus, tu gali užpildyti paraišką, parašai, kiek tau metų, kada tu nori dirbti, kuriam bare gali dirbti. Nuo kiek metų gali dirbti pas jūs? Iš esmės nuo 18. Nuo 18, na? Išimčių paprastai nedarom. Ir viskas, tu kreipiesi ir su tavim susisieks. Susitarsit laiką, kada tu ateisi pasibandyti, su vieną pamainą, net ne vieną pamainą, 2-3 valandas pasibandysi. Tai galima pasimatuoti atėjus profesiją? Taip. Tu pirmą kartą ateisi, pabandysi padirbėti 2-3 valandas, pasitikrinsi, ar darbas patinka tau, pasitikrinsim taip pat, ar darbuotojams tu patikai, ar sutapo auros. Tas patikimas turi būti abipusis ir jeigu išgirdom 2 taip, tada gali pradėti praktiškai rytoj. Mes tikrai nesakome, kad kiekvienas gali tapti barmenu ir lengvai kopti karjeros laiptais. Tačiau yra ir kita pusė. Jei jaunas žmogus geba anksti pradėti užsidirbti ir turėti savo, o ne tėvų duotą biudžetą, jis išmoksta daugybę svarbių dalykų. Nuo savarankiškų sprendimų, finansinės nepriklausomybės iki bendravimo įgūdžių, kurie atsiranda dirbant tarp žmonių. Bare kasdien sutinki skirtingas asmenybės, mokaisi jas suprasti, įsiklausyti, reaguoti, tai patirtis, kuri praverčia bet kurioje srityje. Šiame gastrobare veikia patrulis
patraukli priedų sistema, leidžianti daugiau užsidirbti už gerus rezultatus. Darbo grafikas, kaip girdėjote, kiekvieną mėnesį derinamas individualiai, todėl lengva suderinti darbą su studijomis. Po vėlyvų pamainų darbuotojai parvežami namo taksi arba Bolt. Išdirbus 3 mėnesius suteikiamas neribotas sporto klubo abonementas. Papildomos naudos, nuolaidų sistema, gimtadienio bilietai į kiną ir 3 metinės komandos šventės. Visa tai kuria jaukią, draugišką aplinką, kurioje norisi likti, dirbti ir augti. Darbuotojų kaita yra didžiulė problema, ne tik viešo maitinimo sektoriui, bet apskritai. Pliusuose darbuotojų kaita yra mažesnė negu sektoriaus vidurkius. Pas mus darbuotojai tikrai dirba ilgiau ir dirba ilgiau turbūt dėl to, kad mes sąžiningai ir garbingai su darbuotojais elgiamės ir turim begalės privalumų, apie kuriuos mes pakalbėjom. Bandykime taip, kaip sakant, globaliai paneigti šitą mitą, kad barmeno specialybė, karjera ir taip toliau neturi jokios ateities. Ne, manau, kad barmeno specialybė, karjera yra perspektyvi. Kaip ir kalbėjom, tu dirbdamas barmenu išmoksti įgūdžių, kurie gyvenime tau pravers. Galų gale tu išmoksti kažkokios disciplinos, žinai, kad tau reikia ateiti į darbą laiku, tu žinai, kad reikia darbe būti tvarkingam, reikia, kad darbe atrodyti ir būti pasitempus ir galų gale darbo grafikas įprastai bare, kavinėse yra lankstus, tai tu gali derinti darbą bare ar kavinėje su savo kitais įsipareigojimais, tu gali studijuoti, tu gali, nežinau, padėti mamai, tėčiui, arba dirbti dar kažkokiam kitam darbe. Man tai vis tiek, man gražiausiai šitoje visoje istorijoje, apie ką mes kalbam, kad jaunas žmogus, kuris gali pradėti dirbti barmenu, kilt karjeros laiptais ir nuo 18 metų turėti jau savo tą darbo istoriją ir kredito istoriją, kad ir jis pakankamai anksti gali įeiti į rinką kaip, iš tikrųjų, tvirta asmenybė. Taip. Tikrai yra daugiau privalumų dirbti, negu nieko nedirbti. Faktas. Dirbti geriau nei nedirbti. Darbas ne tik suteikia prasmę ir pajėgumą, bet ir kuria žmogų, ugdo atsakomybę bei pasitikėjimą savimi. Tad mitas paneigtas.